Labai smagu, jog 5. kartą organizuojam Lietuvos dirbtinio intelekto apdovanojimus. Norime kiekvienais metais pasidžiaugti tais geriausiais sprendimais, stengiamės atnaujinti nominacijų sąrašą. Turime ir metų įmonė, metų kylanti žvaigždė. Vos keletą dienų prieš vienas iš nominuotojų, kas tai įmonė, turi vienaragį statusą. Labai stipri komanda, kuri orientuota buvo ne tik sunkių techninių problemų sprendimą, bet ir kliento problemų sprendimą. O kai padarai klientui, sprendi problemų, už ką jie nori sumokėti pinigus, tai visą likę jau paprasta. Turėjome labai nuostabius skaičius, atėjusius iš Women Go Tech. Viena iš mūsų programų AI Foundations, organizuota kartu su filantropinė organizacija Google.org, pritraukė daugiau nei 23 000 dalyvių, kurie mokėsi praktiškai, kaip naudotis dirbtinio intelekto technologiją ir kaip ją pritaikyti savo darbuose ir asmeninėme gyvenime. Pradžiugino visos nominacijos, ypatingai stiprus kandidatai. Kai dirbi su dirbtiniu intelektu, man atrodo, ko žmonės dažnai nesupranta, kad kiekvienas tas modelis biškai kitaip valdomas. Mūsų įmonė fokusuojasi būtent į ne 1-2 paveikslių kūrimą, bet labiau kalbamės apie tūkstančius arba 10 000 arba 100 000. Metų dirbtinio intelekto švietėjai esame. Tikriausiai už tai, kad kuriame laidą Dubiutai. Dabar jinai tinklalaidė yra, kas savaitę stengiamės apšviesti, kas naujo technologijų pasaulyje. Žinau, nemažai žmonių klauso, mėgsta. Jau 5 metai darome šitą laidą. Tai smagu, kad vis dar esame aktualūs. Technologijos yra taip greitai besikeičiančios, jog dabar matome, kad įgarsinimas lietuvių kalba, sudarimas vaizdo įrašų yra toks labai lengvai prieinamas. Pirmieji žingsniai tokie link didžiųjų kalbos modelių prasidėjo 2017 metais. Matom, kad lietuvių kalbą sunku apdoroti tik dėl to, kad tiesiog mes neturime tiek duomenų rinkinių. Manau, mus dar nustebins šitas sritis. Akcentas bus turėti galimybę pasižiūrėti AI art. Turėjome daug jaunų kūrėjų ir jeigu uždengti jų vardus ir pavardės ir metus, tie projektai atrodo inovatyvūs ir kas svarbiausia, sprendžia realias problemas. 3, 2, 1 ir važiuojame! Šiemet nutarėm pirmą kartą padaryti gyvą konkursą Prompt Beta. Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijoje iš tikrųjų stengiamės vienyti visą ekosistemą. Nariai yra ir universitetai, įmonės, startuoliai, entuziastai, profesionalai. Manau, kad toks populiarinimas taip pat dirbtinio intelekto įvairių iniciatyvų ir apskritai projektų, kurie vyksta, yra be galo svarbus. Mes susibūrėme pasidžiaugti savo bendruomenės ir savo valstybės, savo Lietuvos pergalėmis. Norėčiau, kad Lietuvoje būtų dviženklis skaičius vienaragių, tai linkėčiau prisidėti ir jiem prie šitų istorijų. Apdovanojimai yra puikia proga susirinkti ir vienas kitą pagirti. Mes nesivaržom vienas su kitu čia Lietuvoje, mes varžome su visų pasauliu. Tai kuo mes daugiau tobulėjam patys ir kuo labiau vienas kitą palaikom, tuo mes turim didesnius šansus pasiekti geresnių rezultatų. Lygiai prieš metus buvau šitam pačiam renginį, tas renginys mane užmotyvavo veikti. Pradėjau kelti postus ir galima sakyti, kad būtent šitas renginys paskatino gauti rezultatus, kuriuos turiu šiandien. Kitais metais jau faktas turėsime dar daugiau sėkmės istorijų.